Edi 80 m, 89 cm, po A grupės kovų 5 vieta. Turbūt galima spėti, kad pateks į finalą, o kaip pats vertini savo šiandien metimus, pasirodymą? Galėjo būti ir geriau. Tikrai sunkios sąlygos buvo ir savijauta sudėtinga, bet kažkaip pavyko išspausti 80-89, bet nežinau, ar to užteks. Labai tikiuosi, kad užteks, bet nežinau, nes antra grupė irgi stipri, tai, eisiu žiūrėti ir melsiuosi. Apie tas sąlygas turbūt neįmanoma nekalbėti, beveik 35 karščio. Kaip su to karščiu sekėsi tvarkytis? Ir žinojai iš vakaro, aišku, kokios prognozės, ar kažkoks specialus buvo pasiruošimas, vėsinimosi? Tai tiesiog pasiruošė iš karto, sakiau, mikroelementų, elektrolitų, ledų jau iš karto pasiruošę buvom, tai kaip sakyt, daugiau čia ir neprisiruošė, kepurę įsidėti reikia ir taip, tai jeigu matėt ietės sektorių, tai labai aiškiai matęs, kaip vienas skėtis ir visi po to skėčių praktiškai slepias. Tai visi ir bandėm išgyventi. Kiek jėgų sudėjai į tą paskutinį bandymą, kai paleidai ietį? Visas. Tikrai labai daug jėgų atėmė, nes tikrai sunkios dienos buvo ir šiaip tas karštis dar, kojos guminės, tai ietininkai irgi skundės, kad neklauso tiesiog kūnas. Atrodo, nori padaryti, bet linksta kojos, netrauki tiesiog pats, tai taip sudėtinga buvo. Apie savijautą jo šiek tiek užsiminėjai. Šiaip viskas gerai, tik tai šiandien tokia sunkesnė diena, ar ne? Čia kalbant apie finalą jau. Kaip, 3 dienas sirguliuoju, toks temperatūra esu, bet nenurašau nieko ant to, kaip sakyti, vis tiek atvažiuoji čia jau viską atiduodi, kovoji ir tiesiog galvoji, kad esi toks, kaip vis laik esi, sveikas ir viskas okei, bet kartais gal aišku ir pakiša tas koja, tas sirgimas kažkoks, bet viskas gerai. Kovot galiu, kaip sakyti, sveikas esu. Tai... Jaučiasi koks vėjukas gal stadione, ar visiškai smogia karštis atima kvapą? Buvo toks šoninis vėjas toks įdomus, bet šiaip, nepermuša to karščio. Vis tiek ten jau kaip po skėčių stovi, tai nėra ten to vėjo, tiesiog pavėsis kažkoks, bet jau ant saulės išėjus, tai jauti tą kaitrą tokią stiprią. Ačiū.